įdomiausia, iš tiesų, būnant gamtoje, ir ypač jeigu tai nėra įprasta mums aplinka, tai atrodo, kad kažkas tokio įspūdingo, kad norisi žiūrėti ir neatsigrožimo. Bet labai įdomi, kažkaip iškilo tokia įdomi analogija, visada kalbėjome apie santykius, apie, kaip sakyt, tam tikras ribas santykiuose, kaip geriau vienas kitą suprasti, pažinti, atsirinkti savo žmogų. Bet tarkim, kad ir atsirinkus, bet kaip jūs sakyti, visą tą aplinką. Atrodytų, jeigu viskas gerai, viskas puiku, kažkaip pradžioje tą labai užfiksuojam, pajaučiam, džiaugiamės. Bet ką daryti, labai įdomu, kai tai tampa įprasta, kasdienybė, savaime suprantama, savaime gerai. Nes kaip ir, tarkim, gyvenant aplinkoj, gražioje aplinkoj, pradedant nuo tiesiog nepajausti, įvertinti. Tai čia tiesiog pamąstymas, aš pati galvoju, kaip gebėti kasdienybėj nepamiršti gražių dalykų. Matyt, priminti savo, prisiminti, padėkoti savo žmogui. Ar ne, kad ir už tas smulkmenas, visiškai elementarias smulkmenas, kurių netekus būtų ne kažką.